Taip, tai kaip su tos skaldyk ir valdykės, krikščioniškosios demokratijos partija, žmonės turbūt klaus, tai palaukit, kaip čia, truputėlį gal apie tą partiją papasakokit, štai jaunas partijos pirmininkas, o jie visiems turbūt žino, kad krikščionys demokratai tai ten buvo tie, kurie susijungė su konservatoriais, tai kokia čia tada ta jūsų partija? Ne, būtent tai, ką reikėtų išskirti, kad krikščionys demokratai, mūsų partija jau daugiau nei 20 metų, jį būtent susikūrė tuo met, kai krikščionys demokratai jungėsi su Tėvynės sąjunga ir taip jie atsirado Tėvynės sąjunga, krikščionys demokratai, dabar vadinamieji konservatoriai. Tai būtent šios partijos atstovai, kurie atskilo, kurie nesutiko tam susivienijimui, jie įkūrė dabartinę partiją ir tiesiog šiek tiek koregavo pavadinimą. Dabar yra netgi byla konstitucinėme teisme, kad atgauti istorinį pavadinimą. Esame patentų biure, kad atgautume istorinį ženklą. Tačiau, jeigu dar paminėti apskritai krikščionys demokratai, tai krikščionys demokratai realiai kūrė dabartinę Lietuvą. Tai yra viena seniausių partijų, jį kurta daugiau nei prieš 100 metų. Ir mes galime tiesiog pats geriausias jų darbų įrodymas, nereikia net daug kalbėti, iš tiesų yra išleistas medalis, daugiau nei prieš 20 metų kažkur. Ir pavaizduoti patys asmenys gerbtiniausi ant medalio, tai buvo ir Krupavičius, jei dabar neklysiu, ir Maironis, ir išvardyti darbai: Lito sugrąžinimas, Klaipėdos krašto sugrąžinimas, Vytauto universiteto įkūrimas ir tada Lito sugrąžinimo minėjau. Taip. Labai svarbu, tai paminėjau ir dar kartą. Ir Žemės reforma. Žemės reforma tuo metu iš tiesų ir dabar, aš pats dirbau žemės tarnyboje ir dabar darbuotojai gerai nusipelnė gauna medalį. Ir būtent gauna Krupavičius medalį, nes Krupavičius buvo tas, kuris buvo ryškiausia figūra žemės reformos. Tuo metu ji buvo radikali ir iš ponų buvo atimta daugiau žemės ir išdalinta valstybėje, kad būtų daugmaž po lygiai. Socialinis teisingumas. Ir dabar žmonės dirbdami žemės tarnyboje, jie gali gauti medalį už gerą tarnybą ir jie būtent gauna Mykolo Krupavičiaus medalį. Tai vat, tokia istorija, tačiau konservatorė, ne, vat, mes galime pažiūrėti jų partiją, vat, kiek jų gudrumas ir kiek jie yra sutelkę į savo partiją pavadinimų. Tėvynė, sąjunga, krikščionys, demokratai, Lietuva. Ar ne? Tai kiek jie yra pasiėmę pavadinimų ir iš esmės, jeigu tu bet kokį žodį gali pasimti, tai pataikysi į konservatorius, nes kiek jie sudėjo ir į tą vieną pavadinimą. Tačiau akivaizdu, mūsų partijos ištakos yra labai senos, bet, sakykime, ta nauja pradžia, tai būtent yra atskirimas nuo konservatorių, nes būtent taip ši partija ir gimė, aišku, dabar galime paminėti ir Svarinską, jau šiuolaikinį kunigą, ar ne, kuris buvo irgi ryškus partijos veikėjas, kuris rėmė moraliai partiją ir prie jos prisidėjo. Na ir ką? Atėjome į šiuolaikinius laikus, aš pats tapau pirmininku ir pačią pagrindinę idėją aš jau seniai minėjau, kad iš esmės ką reikėtų daryti, tai vienytis, vat ir Gediminas paminėjo, reikia vienytis, bet vienytis ne taip, kad tiesiog mes pasakome vienijamės ir tiesiog, na viskas, iš esmės yra struktūra. Aš pats esu teisininkas, tai jeigu mes norime veikti politinėme lauke, kodėl aš ir pats tapau partijos pirmininku, nes tik partijos gali veikti politinėje sistemoje. Pavieniai asmenys, kiek jūs norėsit, kiek jūs nenorėsit, jūs galit kelti maištus ir taip toliau, protestus, bet ateis žmonės paspaus mygtuką už ar prieš, nes jie yra Seimo nariai, jie yra išrinkti rinkimų būdu ir jie atstovauja tam tikras partijas. Ir tik partijos gali veikti šiame politinėme lauke. Tai, kaip aš matau, iš esmės, tai dabar opozicinės partijos, kurios yra, jos turėtų nusimauti karūnas, ar ne, dar tie, kurie labai apie save gerai galvoja, kurie eilę rinkimų yra pralaimėję ir dar gerai apie save galvoja, bet iš esmės, kurie žiūri panašiai, nuryti asmeninės ambicijas, nuryti tai, kad na, visko
būna gyvenime, visko ir buvo, bet iš esmės yra ir lyderių pasikeitusių, kurių požiūris turi keistis. Na, užteks pralaimėti. Rinkimai vėl artėja, užteks eilinį kartą pralaimėti. Einšteinas yra pasakęs, jeigu tu darai 10 kartą kažkokį tai bandymą, o 9 kartus tau jau nepavyko, nu tu esi idiotas. Nes jau 1, 2, 3 turėjau suprasti, kad kažkas ne taip. Jeigu tu darai 10 kartą, nu tai jau kažkas jau yra ne taip su tavo protu, jeigu tu dar neįsitikinai. Tai mes jau eilę metų įsitikinom, eilę metų mes vėl skundžiamės iš esmės ir dabar sėdime studijoje. Mes skundžiamės jau priimtais sisteminių partijų sprendimais. Tų pačių politikų, kurie vėl yra išrenkami. Tačiau mes iš tiesų turime stiprią opoziciją, mes jau turime, vat ir jūs, Giedrė, ar ne, ir Gediminas, kuria vaizdo įrašus, aš pats filmuoju jaunimo naujienas ir mes turime, taip pat jūs jau žurnalistai padavėt mums pavyzdį, susivienijote, taip, ne vienas, ne du, ne trys, ne keturi. Taip, būtent. Ir čia yra labai geras pavyzdys ir tuo gerų pavyzdžių reikėtų sekti, nes ta susivienijimo banga iš tiesų ir atneštų pokyčių į Lietuvą, nes ateitų ryškių asmenų, kurie dabar veikia galbūt pavieniai, jie tikisi kažko tai iš savo, sakykime, stebuklo, iš esmės stebuklo, kiekvienas tikisi, bet gal kažkas bus, gal kažką aš padarysiu, gal kažkas, dabar yra blogai, iš tikrųjų, kaip ir pralaimėsim, bet drug kažkas, o drug žvaigždė nukris, drug Saturnas susijungs su kokia kita planeta ir vat gausi stebuklą. Bet nėra tų stebuklų, nėra, realybė yra tokia, tai turime vienytis.